idėja. Jūs tiesa kartu augote ledo ritulyje? Jo, Nesuklysiu. Mes kartu pradėjom Kauno Tigriukai, tokia komanda anksčiau būdavo. Tai jo, mes kartu su Arnoldu ir žaidėm visą laiką iki mano, aš pirmas išvažiavau užsienį, tai mes žaidėm visą laiką kartu. Tu lygiai taip pat žinai, koks yra traumų skonis kartus, taip pat žinai, ką reiškia baigti karjerą, tik tai tu likai ledo ritulyje. Ir pats išvykęs į užsienį žaidėjai su tai žaidėjais, kurie tapo NHL arba pasaulio ledo ritulio žvaigždėmis. Tarp jų yra ir, kai baigė karjerą netikėtai dėl traumos, ir yra ir liūdnų likimų, kurie nesusitvarkė turbūt su karjeros pabaiga. Labai daug tokių likimų ir labai tas sunkus laikotarpis, nes tu visą gyvenimą žaidži ledo ritulio, tu išskyrus ledo ritulio nieko nematai. Visą tavo gyvenimas, visą savo laiką, viską atidavinėjai ledo ritulio ir čia staiga tau pasako, kad viskas tu negali žaisti. Arba negali žaisti tame lygmenyje. Pas mane irgi tokia situacija buvo, gavau traumą, ten dar kažkiek pažaidžiau, man sakė viskas, tu tam kažkokio lygmenyje jau negali žaisti, gali rinktis tą biškį paprastą gyvenimą. Aišku, sunku tą priimti, kaip čia dabar. Tu visą gyvenimą žaidėjai. Ir tau sako, ne, tu to negali daryti. Tai daug žaidėjų, kurie Šiaurės Amerikoje, kai žaidžiau traumą, gaudavo, kai kurie į gerą pusę nuėjo, bet didžiąją dalis nesusitvarkė su matyt gyvenimu, kažkas nenukreipė teisingų kelių, pasirinko ne tą kelią blogą ir dėja daug žaidėjų likimas baigėsi labai anksti.